O dabar nominacijoje už turizmo skatinimą Kauno rajone esame teritorijoje, kur neįmanoma pasakoti viską iš vieno taško. Čia bus daug taškų ir jie aprieps labai didelę teritoriją. Bet pirmiausiai susipažinkime su šios nominacijos ne tik nominantais, bet ir nugalėtojais. Gerbiama Auda ir Vidu. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Kur mes esame? Pušyno poilsiavietėje, Kauno rajone. Valio. Čia yra 14 mūsų vietinių taškų, 6 hektarai teritorijos. Turim visą pilnai išpildytą infrastruktūrą. Atvažiuoja labai įvairios žmonių grupės. Vaikai atvažiuoja, paaugliai, senjorų stovyklos. Labai daug tikinčiųjų iš viso pasaulio pas mus atvažiuoja maldininkų melstis. Dėl to, kad jie jaučia, kad čia labai gera aura. Iš pradžių apžvalgos bokštą statėm, pažiūrėjom kaip Čiurlionio varpinė. Tai sugalvom, kad reikia mums užsakyti varpą Lenkijoje, Felčinskų liejykloje ir padarėm varpinę viršuje, o apačioj mūsų šeimos muziejų. Iš kur tokią kolekciją gavot? Po truputį ir surinkom kolekciją. Čia yra jūsų bajorystės įrodymai? Taip. Čia mamos bajorystės aktas, čia mano. Čia apie mūsų protėvų Snieškų giminę viskas aprašyta, už kokius nuopelnus Sara suteikė bajorystę. Su varpu galima iš apačios skambyti ir iš viršaus, bet iš viršaus geresnis garsas girdėti. Paklausykite garsą. Traukos objektas ir kaimui mūsų visam, ir poilsiautojam, ir labai daug didelių grupių vienos su kita susidraugauja, kad net netyčiom paskui kitais metais sako, prašau, mums su ta grupe vėl norim būti kartu. Čia rusų laikais buvo verčiamos šiukšlės. Pasižiūrėjom, vyras sugalvojo, reikia viską išvalyti, tuo labiau, kad įsiaiškinom, kad čia visas kaimas rinkdavosi šitoj vietoj, kadangi labai skanus šaltinio vanduo. Šalia turim baublį Norų išsipildymas. Baublys yra padarytas iš liepos ir pavadino mes jį Liepą. Atsidarai duris, yra angelas su rankenėlė, susikaupi, įsikvieti mintimis angelą, pasakai norą ir jis nuneša į viršų. Nu, užžiūrėkit ir jūs. Bajorai turi turėti savo rūsį. Taip, vyno, būtinai. Čia laikom mūsų gamybos vyną, vien tik tai iš lietuviškų uogų. Nu, vaisių uogų. Pavadinimai yra įvairios, nuo vyšnių, serbentų, juodųjų serbentų, agrastų, netgi rabarbarų, yra braškių vynai. Atrodo, 15 rūšių atrodo. Tai mano vynai tai yra su baltom etiketėm. Agrastai čia, pavyzdžiui. O dukros vynai yra su juodom etiketėm. Tai to ir skiriasi, nes mes konkuruojam su jai, jinai vienaip daro, aš pagal kitas technologijas, bet gaunu. Vytas senoviškai daugiau.